Labas, toks trumpas video, tiesiog norėjau pakalbėti apie mintį, kurią perskaičiau šitam žurnale. Tai yra žurnalas, kurį aš nusipirkau, kai gyvenau Londone ir tik vakar atsiverčiau jį, nors gyvenau Londone prieš metus. Bet iš tikrųjų, kodėl aš pirkau tą žurnalą, tai buvo dėl šito. Čia yra tiesiog tokių sveikų patiekalų receptai, tai visai man buvo naudinga Londone. Ir jie buvo susekti, tai niekaip atskirai negalėjau nusipirkti. Anyways, ne apie tai noriu pakalbėti. Apie ką noriu pakalbėti, tai yra apie tokį faktą, kad jeigu aš noriu, kad mano kūnas pasikeistų, aš turiu jam duoti priežastį, kodėl jis turi keistis. Ką tai reiškia, kad aš turiu nepakelt kažko, aš turiu negalėti ten užkopti kalną, kažkas tokio, kad mano kūnas progresuotų ir kad jisai augintų raumenis ir visa kita. Ir jo, šitą tiesiog perskaičiau tam žurnale, kad jeigu nori, kad tavo kūnas progresuotų, jam reikia priežasties. Bet aš tada pagalvojau apie mūsų smegenis ir apie mūsų mintis. Ir kas, jeigu aš noriu pakeisti savo mąstymą ir savo ten pasaulėžiūrą ir kaip aš šiaip žiūriu į visą savo gyvenimą. Ir man tada iškilo toks klausimas, ar aš galiu tiesiog pakeisti nes aš noriu, ar man irgi reikia priežasties. Ir galbūt, kai žmonės sako, kad jiems sunku pasikeisti, jiems sunku kažką pakeisti savo gyvenime, jiems sunku kitaip pradėti žiūrėti dalykus, galbūt todėl, kad jie neturi priežasties. Galbūt mums reikia ne tik norėti pasikeisti, bet reikia, kad reikėtų pasikeisti. Aš čia logiškai kalbu, aš nežinau, ar aš čia logiškai kalbu, bet tiesiog, pavyzdžiui, kai būna, koks kietas efektas čia už manęs, mano ranka, sek. Pavyzdžiui, kai būna ego mirtis. Nežinau, ar žinai, kas yra ego mirtis, bet tai yra toks įvykis, nežinau, toks pokytis tavo gyvenime, kai tu prarandi vidinį aš. Ir kai tu pakeiti visą savo mąstymą ir visą kitą. Ir dažniausiai tai vyksta po kokio nors labai traumuojančio įvykio, kur tu atsiriboji nuo visų dalykų, prie kurių tu esi prisirišęs ir tu tiesiog atgimsti, galima sakyti, iš naujo. Ir statai savo asmenybę iš naujo. Kažkas ten tokio. Ir va čia yra priežastis. Didelė trauma sukelia tau šoką, kuri priverčia tave drastiškai pasikeisti. Pavyzdžiui, žmonės sako, kad tavo mergina tave pakeitė, tavo vaikinas tave pakeitė, tavo darbas tave pakeitė, tavo nauji draugai tave pakeitė. Čia yra priežastis. Tu pasikeitei todėl, kad atsirado kažkas, kas tave keičia. Atsirado išorinė jėga. Atsirado priežastis tavo pokyčiams. Ir aš tiesiog mąstau, čia man visai tokia nauja mintis, aš gal čia visiškai nusišneku. Ir čia yra viskas gerai. Jeigu aš nusišneku ir jeigu tu matai, kad aš nusišneku, tai aš net nežinau, ką tau pasakyti. Tada atsiprašau, kad jeigu aš įkėliau už tą video, aš atsiprašau, kad aš įkėliau už tą video, jeigu aš nusišneku. Bet tiesiog man įdomu, ar yra pokytis, kur tu gali padaryti todėl, kad tu užsinorėjai, o ne dėl kažkokių išorinių priežasčių. Aš galvoju svorio numetimas. Tu meti svorį, nes tu nori numesti svorį. Bet daug kas svorį meta tol, kad gyventų geriau. Ir irgi yra priežastis, aš noriu numesti svorį dėl kažko. Yra kažkodėl. Bet blemba, tada kuo skiriasi priežastis nuo noro? Nes jeigu aš noriu, kaip sakoma, sustiprėti, tai čia irgi yra noras. Ir mano noras tampa priežastim. Man atrodo, aš nusišneku. Šitas video nebus įkeltas. Ir iškart noriu pasakyti, nes šitas video yra chaosas. Aš nesu apsinešęs, aš nesu girtas, aš esu blaivo proto. Tiesiog perskaičiau tą sušiktą žurnalą ir man kilo tokia mintis. Ir dabar supratau, kad jinai yra durna mintis. Nes bet koks noras tada tampa priežastim. Jo, kuo skiriasi priežastis nuo noro. Bet tada valios žmonėm neužtenka. Jeigu tu nori pasikeisti ir tau nepavyksta pasikeisti, tu neturi valios. Bet valia ir yra noras. Blemba, čia jau man per gilu. Aš tikiuosi, gerai, aš čia užbaigiu šitą video. Aš nemanau, kad aš jį įkelsiu. Jeigu įkelsiu, tai žodžiu, čia tokios mano šio vakaro mintis. Aš eisiu miegot. Šiaip labai noriu miegot, nežinau kodėl, pavargau šiandien. Jo, blemba. Jeigu aš įkėliau šitą video, tai žinau, kad aš įkėliau šitą video, nes aš tikiuosi, kad tu paėmei šitą mano filosofinę mintį, tu paėmei tą sėklą, kurią aš ką tik pasėjau, ir
tu dabar mąstysi savaip ir atrasi savo ten teorijų ir savo viso kito. Tai aš tiesiog su šitu video, ką aš noriu padaryti, tai yra plėsti savo filosofiją, kuri yra ar noras yra priežastis. Va toks klausimas. Ir dabar neužmygsi dėl šito klausimo. Bet šiaip, galiu labai parekomenduoti žurnalą. Aš kažkaip niekada nebuvau žurnalų žmogus. Niekada net 2 kartus nepasižiūrėdavau į žurnalus, bet perskaitęs šitą supratau, kad blemba, čia labai, tokia faina informacija. Daug tokios naudingos informacijos, daug skirtingų nuomonių ir labai įdomu skaityti. Tiesiog, ir daugiau sužinai apie pasaulį. Akivaizdžiai ne aš, nes man iškyla kažkokių filosofinių klausimų, bet šiaip aš manau, kad daugiau pradėsiu žiūrėti žurnalus ir skaityti žurnalus, nes žmonės rašo visai įdomius straipsnius. Ir manau, kad perskaityti tokį žymiai yra geriau negu praskrolinti telefoną ten kažkur. Tai tikrai rekomenduoju Men's Health. Nežinau, Lietuvoje yra, nėra, aš nežinau. Aš niekada dar nežiūrėjau žurnalus. Aš prisiekiu, aš negeriu, aš niekada nesu gėręs, aš niekada nesu rūkęs. Čia tiesiog filosofinės mintis. Gerai, viskas. Ačiū tau labai, kad žiūrėjai. Jeigu nedažiūrėjai iki galo, aš tavęs visiškai nekaltinu. Nes aš pats supratau, kad čia yra nesąmonė iš tikrųjų. Aš, man atrodo, net neįkelsiu šito video. Gerai, viskas. Ačiū labai tau, kad žiūrėjai. Ačiū už tavo laiką. Kitas video bus geresnis, jis bus stipresnis, jis bus su geresnė mintim, aš tikiuosi. Ir jo, viskas. Aš galiu pasakyti, kad aš einu miegoti. Ir tau sakau geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.